Labadiena, ar čia yra hemofilijos ir koaguliopatijų centras? Labadiena, taip. Esu profesorius Rolandas Gerbutavičius, hemofilijos ir koaguliopatijų retų lygų centro vadovas. Sakykit, koks jūsų centro pats pagrindinis tikslas? Mes stengiamės užtikrinti visapusišką pagalbą pacientams, kurie serga hemofilija ar kitomis kraujo lygomis, kai kraujas nepakankamai kreša. Kaip greitai pas jūs patenka pacientai nustačius retą ligą? Jie gali patekti labai greitai, tą pačią savaitę, kai jiems tik tai reikia mūsų pagalbos. Pagrindinis centro ateities tikslas. Norėtumėm įdiegti pačius naujausias technologijas gydant sergančiuosius hemofiliją. Tai yra naujus vaistus, kurie subalansuoja hemostazę taip, kad galbūt net nereikia skirti ir trūkstamų krešėjimo faktorių mūsų ateities planuose. Ir genų terapija, kuri yra dabar labai plačiai plėtojama pasaulyje. Labai ačiū, profesoriau. Iki kitų kartų. Taip, ačiū Jums. Iki.